Aš, Jonas, visą tai mačiau ir girdėjau. Išgirdęs ir pamatęs, aš puoliau po kojom rodžiusiam angelui, norėdamas jį pagarbinti, bet jis įspėjo: žiūrėk, kad to nedarytum. Juk ir aš esu tarnas, kaip tu ir tavo broliai pranašai ir visi, kurie laikosi šios knygos žodžių. Dievą garbink. Jis sako man: neslėpk pranašiškų šios knygos žodžių, nes laikas trumpas. Piktadarys toliau te daro piktadarybės, kas susitepęs te susitepa dar labiau. Teisusis toliau te vykdo teisumą ir šventasis dar te pašventėja. Štai aš veikiai ateinu, atsinešdamas atlygį, ir kiekvienam atmokėsiu pagal jo darbus. Aš esu alfa ir omega, pirmas ir paskutinis, pradžia ir pabaiga. Palaiminti, kurie išsiplauna savo drabužius, kad įgytų teisę į gyvybės medį ir galėtų įžengti pro vartus į miestą. O lauke lieka šūnys, burtininkai, palaidūnai, žudikai, stabmeldžiai ir visi, kurie mėgsta melą ir jį daro. Aš, Jėzus, pasiunčiau savo angelą jums, tai paliudyti apie bažnyčias. Aš esu Dovydo atžala ir palikuonis, žėrinti aušrinė žvaigždė.